Sveiki sugrįžę į PDM garažą. Pagaliau malonu, šilta, geras oras. Reiškia, galima pasikelti vartus, išeiti į lauką, o galbūt ir vieną kitą darbą pasidaryti jau ir kieme. Tad ta proga iki PDM garažo atkeliavo naujas projektas. Taip, dar vienas projektas. Ir štai prieš jūs tas naujasis projektas. Tiksliau, kas iš jo liko. Tiesa, šį traliuką nupirkau tikrai netokios būklės ir turiu iš anksčiau sukauptos medžiagos, tad pradžiai galima pasižiūrėti, kaip šis daiktas atrodė pačioje pradžioje. Uždaro tipo traliukas, kurį įsigijau, jį parkeliavo šią savaitę. 2,3 pločio, 2,3 aukščio ir 4,5 ilgio, danų gamybos. Tiesa, senusiai yra metų, tad jam reikalinga pilna realiai restauracija, kas tai reiškia, visas šitas naujas plokštes reikia keisti. Labai faina dalis, kad yra atverčiama rampa. Tai štai atrodo tas traliukas. Didžiausia žala yra būtent šitoj pusėj, pačiam viršui su tom plokštėm. Tai realiai yra jau buvo kažkur pasižeidęs metalas ir jos gavo vandens ir supuvo. Tai čia viskas, taip sakant, turi judesio, bet toks va daiktas. Tai planas dabar viską čia gražiai nusiplauti, apsižiūrėti, kokia čia ta tikroji tos priekabos būklė, nes kaip matot, kaip pardavėjas minėjo, sakė, kad 3 metus stovėjo kažkur po medaliu, tai matos, kad visa jau apsamanojus ta priekaba. Ji irgi yra žema, tai labai fainai. Šiemet nesu tikras, ar ją jau spėsiu dar panaudoti, bet rimtas daiktas, pasižiūrėjau metalus, viską, tai viskas taip drūtai tikrai padaryta. Na, o štai taip atrodo priekabos vidus. Fainiausia dalis yra pati rampa, nebereikia jokių ištraukiamų lopų. Kampe turime elektrinę gervę, esant reikalų galima įsitraukti. Toje pusėje yra vienos nedidelės durelės, o šitoje pusėje reikės daryti didelės duris, kad įsivarius mašiną būtų galima atsidaryti dureles patogiai išlipti. Tai vidų irgi reikia išsikrausyti, išsivalyti, išsiplauti. Nu ir bus aiškesnis vaizdas, kiek čia ko reikės dar daryti. Nu tai ką, užsikūriau mašinytę, ten yra traliukas, pirmą kartą pasidarysiu, pasižiūrėti į vidų, įvaryti, kaip ar telpa viskas ir kai bus daroma perdaroma ar kažkur reikės korekcijų. Be žodžių visiškai milimetrais, kaip matot, ir šubina irgi, ten 2 comai kokie. Bet, žodžiu, įvažiavo viskas nice. O štai toks vaizdelis atidarius kajutniką. Žodžiu, žiauriai figienas daiktas yra rampa. Nu ir dabar, vat, kaip matot, nu, grinai porą comų likę. Buferį gal tu ir nusimsi ir ok būtų, bet dar yra šitas reikaliumbas. Varsi galėtum sukelt gal. Žodžiu, afigienai, kol kas satisfactionas pirkiniu. Ant rampų irgi ratai galiniai telpa, priekiniai iš vis be problemų. Žodžiu, ką, reikės tik tai senųjų plokščių. Žodžiu, dar vienas žiauriai fainas dalykas, kad yra pakankamai vietos palysti po mašiną, kad pavyzdžiui pasikeisti pusušius ar ten reduktorių, dar kažką realiai be problemų galėjo nušliaužti iki kardano, dėžės ir dar kažką. Tai va šitoj vietoj labai patogu gali būti ir varžybų dieną. Tai labai trumpai, koks planas dabar yra su šiuo traliuku. Jau radau žmogų, kuris gali atvykti į vietą ir jį pilnai nusmėliuoti. Tai mano dabar darbas yra toks, jog turiu nupjaustyti visokius atsikišusius metaliukus, varžtus ir panašius dalykus, paruošti jį smėliavimui
jau nuėmiau dišlių ir dar noriu nusimti ratus. Kaip matosi, tiltai yra keisti jau kažkada, tvarkingai nesurudė, tai norėtųsi jų ir nepažeisti ir, kaip sakant, jau nesmėliuoti ir neliesti. Po to, kai rėmas bus nusmėliuotas, persiverinti labiausiai pažeistas vietas, jog rėmas būtų tikrai tvirtas, tuomet jau nusukrintuoti, nusidažyti ir dėti grindis, sienas bei stogą. Laukia tikrai didelis iššūkis, didelis darbas prie šios priekabos, nes reikia restauruoti iš pagrindų, kaip ir su visais mano projektais, po truputį, po mažai darbo prie jų nebūna. Jeigu jūsų tarpe yra kažkas, kas dirbate prie priekabų, tralų, kemperių restauravimo, tai parašykite, nes man yra šiek tiek klausimų dėl priekabos sienų, kokią medžiagą turėčiau panaudoti. Bet jeigu yra kas su tuo dirbate, ar žinote, kas su tuo dirba, tai parašykit, būtų labai naudinga turėti daugiau informacijos, su kuo pasikonsultuoti. Na, o aš keliauju į garažą pasimti reikiamus įrankius ir pradėti darbuotis. Pas mane dar vienas šeštadienis darbadienis, per pastarąsias kelias dienas pasidaryta nemažai darbų, kuriuos noriu parodyti. Tai visų pirma, gal nueikim pasižiūrėti, kaip atrodo šiuo metu traliukas. Na tai ką, tai traliukas jau pastatytas ant plytų, nuimtas dišlius, nuimti tiltai, nusigręžio visokius likusius varžtus ir panašiai visokias šiukšlės. Tai ant žemės va čia mėtosi jau visoks kalnas, visokio šroto, kurį reikės dabar susirinkti, jog būtų tvarkingai. Ir iš esmės tralas yra paruoštas smėliavimui. Bet visų pirma turiu atsilaisvinti garažą, tam, kad kai žmogus nusmėliuos, aš galėčiau jį įsivaryti į garažą, šis nestovėtų lauke ir nerūdytų. Toliau trumpas update'as prie kregždutės, tai yra pastatytas vairo stiprintuvas, turėjau nusimti breketai, užvirinti senas skyles ir jas pervirinti. Šiuo metu užtenka clearance'o, viskas atrodo kaip ir ok. Jau pradėjau vedžiotis pravodkę, reikės susijungti kano laidą ir viskas toliau keliaus jau į saloną. Toliau ant darbastulio turim dar daugiau kregždės dalių, kurios keliaus į automobilį. Čia visi laideliai reikalingi pasijungti elektriniam vairo stiprintuvui. Taip pat yra štai šita originali žarnelė, kuri yra aukšto slėgio originaliai. Ką man reikės padaryti, tai šitą dalį reikės man nusipjauti ir užvirinti reikės AENO antgalį. AENO antgalis atrodo štai taip, tiesa virintis metalinis, ne aliuminis, bet kad parodyti, tai man reikalinga, kad būtų štai šis AENas nupjovus šitoje vietoje. O to reikia tam, kad aš galėčiau pasigaminti aukšto slėgio žarnelę būtent iš tokio tipo žarnelės. Tai yra tefloninė žarnelė, armuota, viduje yra teflonas ir jau esu išbandęs ant KM6, veikia puikiai. Toliau matome garaže didelį bardaką, tai mėtosi priekabos ratai, tiltai, kitos detalės, geškės durelės. Tai man dabar yra reikalinga atsilaisvinti čia visą plotą, tam jau galėčiau prieiti dirbti prie KM6, kadangi, kaip jau minėjau, ateinantį ketvirtadienį, gegužės 30 dieną prie Žalgirio arenos vyks JFK's and Coffee renginys, kur išvysite mano KM6. O prie KM6 ką man reikia padaryti, tai prieš Drift Reunion renginį aš automobilį poliravau, bet kadangi, kaip minėjau, Jet Black spalva jį tiesiog braižosi stovėdama iš tikrųjų, tai labai tokia nedėkinga spalva, bet jau turiu pasiruošęs priemonės. Tai vakar dar apsilankiau Kaune, kur nugrėbiau man reikiamų keletą priemonių. Tai visų pirma pasiėmiau štai šitą produktą, tai yra Waterless Wash and Wax. Šis produktas yra skirtas automobilius apsivalyti, kai tu, pavyzdžiui, atvyksti į renginį. Atvyksti į renginį, yra kažkokių nešvarumų, bet nori, kad automobilis būtų maks gražus. Tai yra toks kaip plovimui, pavadinkim, skirta priemonė. Jie suteikia didelę lubrikaciją, naudoji tikrai kokybišką gerą šluostę ir su jos pagalba tu apsivalai automobilį. Tai kadangi mano automobilis iš pažymos apdulkėjęs, tai man reikės persėti su Waterlessu, tuomet turėsiu dar perbėgti greitai su Polish priemonė tam, kad nuvalyčiau vašką, tuomet viską nuriebalinti turėsiu su spiritu, dar aišku reikės atsiskiesti ir naudosiu štai šitą dangą keramikos, kuri yra kaip su self-healingu. Toliau, bendrai estetika automobilio pagerinti, aišku, pjuodinsim padangas,
speciali tam kempinėlė, pajuodinsim plastikus, aplikatorius, kalnašuošių, aksesorikos. Papildomai dar irgi nugrėbiau iš Detail.lt štai tokias mikrošluostės, o žinoma kėbulo valymui nėra tinkamos, bet saloną valyti ir panašiam dalykam yra pats tas. Kėbulų reikėtų naudoti tikrai kokybiškas geras šluostės. Na, o jeigu reikia ir jums geros auto kosmetikos, tai kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje detail.lt su PDM kodu. Jūs gausite visam asortimentui 5%. Tai pasirinkimas ten yra tikrai labai didelis. Tai yra vienas didžiausių, seniausių e-shopų skirtų car loveriams. Tai apsilankykit, gal kažką rasit ir savo. O ką dar noriu paminėti, tai nusimato dar vienas projektas, kur jau buvau minėjęs, jog turi atsirasti dar vienas automobilis šalia Javos. Ir tame projekte turėtų sudalyvauti iš Two Buckets Detailing Gytis, kuris yra turbūt detailingo Lietuvoje guru, vienas geriausių detailerių, kuris turėtų padėti man prie vieno projekto. Tad ką noriu paminėti dar, kad galite rašyti komentarus, jeigu turite specifinių klausimų apie detailingą ir pasistengsime apie tai, į tuos klausimus atsakyti sekančiam video. Tad laukia tikrai įdomus video būtent apie detailingą. O aš tuomet keliauju atsilaisinti garažą ir pradėjau darbuotis prie Kem 6, nes žūtbūt šį šeštadienį ir sekmadienį turiu pasibaigti automobilį tam, kad jūs galėtumėte ateinantį ketvirtadienį pamatyti maksimaliai gražų ir tvarkingą. O Kem 6 pagaliau išties ir vėl gražiai blizga ir pasiruošęs jūsų dėmesio ateinantį ketvirtadienį prie Žalgirio arenos nuo 6 iki 9 valandos. Tad ačiū visiems žiūrėjusiems šį epizodą ir pasimatom Kaune. Iki. Die.